šlapinimasis į lovą, įvairūs tikai, fobijos, pasitikėjimo savimi stoka, dėmesio sutrikimas. Tai yra tik tai maža dalis problemų, kurias galima spręsti hipnoterapijos būdu su vaikais. Kaip visa tai daroma. Pirmiausia, išsiaiškinama problema ir norimas pasiekti rezultatas. Toliau pagal vaiko amžių ir problematiką yra kuriamos istorijos, scenarijai, kuriuose netinkami elgesio modeliai yra perrašomi į naujus, tinkamus ir pozityvius vaikui. Transo būsena padeda tuos modelius labiau įtvirtinti vaiko atmintyje ir juos lengviau įvesti, naujus elgesio modelius lengviau įvesti į jo gyvenimą. Pavyzdžiui, jeigu vaikas turi problemų bendravime su draugais ir yra agresyvus ar šiurkštus, naujas elgesio modelis būtų ramus ir švelnus bendravimas. Jeigu vaikui sunkiai sekasi namų darbai, tai naujas elgesio modelis leistų jam labiau susikoncentruoti į namų darbus ir juos greičiau atlikti. Dar šie nauji scenarijai padeda vaikui labiau pasitikėti ir tikėti tuo, ką daro ir eiti į rezultatą. Kitas video apie vaiko savivoką ir savigarbą.